pavartyti švento rašto puslapius ir jau gali gana sąžiningai sakyti. Aš perskaičiau visus apie religiją veikalus, už prieš ir dabar esu tikinęs netikinęs. Kristų tuo tarpu rodo vienas vienintelis rodymas. Tarpusavio žmonių meilė yra atjauta. Meilė visus traukia. Tai didysis magnetas atgręžęs visus širdis pagrindinės ponų Kristų. Mas žmonės su vaikystės amžiumi ne viską palieka. Visi pasilaiko meilės ilgesį. Kas myli, tas ir traukia. Kas turi Kristaus meilės, tas džiaugiasi, galėdamas būti broliu kiekvienam sutiktam. Tai pats stipriausias argumentas už Kristų. Ar mes mylime Kristų? Ar džiaugiamės krikščionybę? Skaitau, dabar tas nebepabrėžiam, yra Vatikano turbūt ir padarė truputį tokių, čia liuteronį takoje labai buvo, protestantų takoje labai buvo, anglikonų, ten kitų buvo, jie dalyvavo tam surinkime ir ten paskui kardinolų būdavo, reiškia, kurie šitaip va. Paskui dabar dabar jis popiežius pradėjo šitą, reiškia, nu truputį jis, reiškia, seną gailėti, vėl liturgija ten, nu. Jeigu taip pasižiūrėjau, nors ten nėra sena nauja liturgija, bet... Tai arbatą kavą daryti. Atleiskite, ponia, o kas čia vakar buvo, kai mes atėjom, do žemaičių buvo daug, sutikau. Atvežė juos, kadangi yra Valančiukai. Kulupėnuose yra mokykla Valančiaus vardu. Ir jis atvežė. Tas, kuris Valančius, koplytstulpį tą padarė. Čia jis organizavo, jis autobusą davė. Mokytojas buvo ir... Aš klausiau, kieno lėšomis. Ir iš Vilniaus, taip, jiem davė. Tas lėšas, jis sako, turėjom panaudojim jau paskutinį kelionę, daugiau nebus. Ir specialiai atvežė ir čia buvo. Taip kažkaip iš anksto labai nežinojo, bet... O tą dainininką jie irgi pasikvietė. Ar čia tik dėl rinkimų akcijų, ar kaip? Ne, paprasčiausiai, kadangi Valančiukai prieš 2 savaitės buvo skaitiniai. Irgi iš viso rajono, iš lietuviškų mokyklų po 4 vaikus skaitė Valančiaus, kas ką pasirinkti, bet jie buvo pasiruošę. O poniai, ko jūs vardu? Čia Rimantas, aš Arūnas, čia Antanas. Aš tai Marija. Labai malonu, šventas vardas, švenčiausias iš visų vardų. Šatrai buvo Marija. Ne kiekvieną gauna tokį vardą, čia tik rinktinės sielas. Šventos Marijos bažnyčiai. Mūsų yra šita bažnyčia vadinasi Švenčiausios mergelės Marijos Rožančinės. Aš galvoju, kad kryžiaus, kadangi kryžius centre. Viršų yra Marijos paveikslas, aukščiau. Nu ir tada, o Norviliškai yra Švenčiausios mergelės Marijos Rožančinės parapija. Norviliškėse buvo vienuolynas šalia, reiškia nebuvo jokio šventoriaus, va čia buvo didžiausia bėda dabar yra. Buvo, nėra šventoriaus, kaip va čia visur yra šventorius ir labai patogu. Kai reikėjo atgauti šitą žemę, ant kurios stovi statinys, nebuvo jokios problemos, geodeziniai matavimai viską rodo gerai. O ten yra didžiausia problema. Reiškia, dokumentai rodo 10 hektarų žemės parapija. Dar anksčiau 900 turėjo, Ašmenos beveik. O tada ten kažkokie bajorai gyveno, paskui vienuoliam atidavė pranciškonam. Pranciškonai gyveno, po to sovietiniais laikais kunigai gyveno, klebonija buvo tam vienuolyne. Didžiulis statinys, dabar jie privatizavo, išnuomavo 99 metam. Nu ir ką, ES pinigais padarė viską, išdraskė sienas, kad nebūtų kaip buvo, ir padarė restoraną. Padarė restoraną, o tas yra kažkur iš Žemaitijos nuomininkas. Tuokėsi, ar 6 žmonas jau turi. Jaunas dar visai. Nu ir taip, priminėjai visus, va tuoj ateis į valdžią Kirkilas, jau važiuos su palyda ir baliavos ten. Vestuvės kainuoja 60 000. Jie daro su pervedimais viską. Va šiandien čia krikštys vaikelį ir važiuos ten baliavoti. Atvažiavo vaikai stovyklą, užsakė 11 000 sumokėjo. Nu vieną naktį jie ten pernakojo. O dar didžiausias trukdymas yra ant bažnyčios teritorijos žemės pasodino pušeles jis. O dabar, kaip atliko matavimus, žemė grąžino, kur stovi bažnyčia. Dabar jau ta tvorelė laikina buvo padaryta, tomatos nėra. Ir reiks tas pušeles jau perkeltus pušelių, dar jos sodintus. Jis triukšmaus, draskysis, eis prieš bažnyčią. Kapinės
Taip, kapinės, bažnyčia ant kalniuko to pačiu ir tas vienuolynas šalia buvo, kadangi vienuoliai ten. O dabar vienuolyno nebėra. Pilis pavadinta, dabar įrodo per televizorių. Tai čia baliai, kur vyksta, ne? Ir dabar, atsiprašant, bordelis yra atidarytas. Na, va, šventa buvo pravelca vilta, atėjo šetonas į tą vietą, matot? Padarytų, sako, visokios ten statinės, ridenas, sulenda po kelis į tą statinį, ridenas, ten visokių pramogų yra. Jis savo dukrą aprengė baltai ir vaizduoja, kad čia vaiduokliai. Ir rodė per televizorių šitą visą. O sekmadienį, kai nuvažiuoja mišių, prie bažnyčios atsirėmęs vestuvininkas, vyną geria, tiesiai į purną pila iš bonkos. O kaip ten gerai maitina. Taigi turėtų būti jų teritorija, jų pavėsinė, viskas, o ne prie bažnyčios atsirėmęs. Švelnio darbai. Kai būdavo, reiškia, kažkaip buvo ant vienos linijos gal elektra, kadangi tas klebonas ten gyvendavo, viską. Nu ir jisai labai norėjo, kad vėl būtų kartu. Tai, o čia šitas klebonas padarė, kad atskirai visiškai elektra. Prie pat bažnyčios yra skaitliukas, viskas, a jis jau tada pyko. Darbininkus pasikviečia, mišios vyksta, 2 valandą ten būna mišios. Tik sekmadieniais, tik lenkų kalba ten. Tada ir jungia suvirinimo aparatus darbininkai. Dar geriau, kad Ir viskas, ir sudegino stiprintuvą ten tą. Nu, vienu žodžiu, problema didžiausia. Pasiunčia tarnus, paprašykit, kad atjungtų. Tuo metu, kai vyks mišios, greit baigsis, tada galės įsijungti. Tiek ten yra valandą laiko ir viskas. Nečего тут бегать и нечего говорить. Jie savo daro ir viskas. O kaip yra? Specialiai. Tai to niekas nenori suprasti ir nesupras. Maistinės šiukšlės pilo krūvom, žiemą vasarą, lauke ant gatvės tiesiog, ant kelio, kur pažiūrėjo į bažnyčią. Smarvė. Jis nupirko iš žmogaus namą pigiai ir padarė viešbutį, kadangi pinigų reikia investuoti kažkur. Prie turgėlių taip pat turi dar ten irgi. O kaip jo pavardė? Klimkevičius Giedrius. Ar iš Barstyčių atvažiavė? Viešpatie